kokios dabar įmonės yra jūsų klientai, žinomi klientai, Tai kurie yra po to dideli? laiko iš tikrųjų viskas kardinaliai pasikeitė. Mes pradėjom dirbti tik tai su tom įmonėm, kurios yra tokios, paskui paaiškėjo, kad mes jas visas galim ir apdrausti, kai jie turi gerus finansus. Tai dabar visi klientai yra draudžiami. Tada mes pradėjome eiti pas tokias įmonės, nes jau, mes nebegalėjom dirbti su beleko, su maža įmonė, nes jie tiesiog netitinka reikalavimų. Tada iš klientų pusės atėjo reikalavimai tvarkytis, tas visas profsąjungų dokumentacijas. Atitikti, žodžiu, reikalavimus. Tapti normalią įmonę, kitaip sakant. Tai va. Tai mes net prašydavom, kad mus tikrintų, sakydavom, prašom tikrinkit mus kiekvieną mėnesį, algalapius, dokumentaciją, sutartis, kaip mes mokam mokesčius, siūsdavom banko išrašus, kad tikrintų klientai, kad tikrai viskas ok. Ir kažkaip viskas pradėjo judėti. Tai šiemet, pavyzdžiui, mes dirbam bent 3 Novo Nordisk objektuose. Novo Nordisk, čia tokia Danijos farmacijos gigantė, labai ženklę dalį visos Danijos iš viso ekonomikos jie sudaro. Tai dabar stato belekiek ten, tas Novo Nordisk stato milžiniškas gamyklas ir mes dirbam, bent jau 3 gamyklose dirbam. Darom ir betonavimo darbus, ir stogus dengiam, ir dabar į vidaus darbus irgi pradėsim eiti. Tai va, tai ypatingai, čia toks jau turbūt griežčiausias, kas įmanoma gali būti kontrolė. Novo Nordisk samdosi didžiausius genrangovus. Čia Lietuvoje gal žinomesnis NCC būtų. Skandinavų toks gigantas. Tai kaip čia, Novo Nordisk labai jautriai reaguoja į bet kokius incidentus. Negali būti objektai jokių incidentų. Ypatingai griežta darbo sauga. Samdo iš Anglijos darbo saugos konsultantų kompaniją, kur kiekvieną rytą daro reidus ten. Grupė žmonių su ryškiais rūbais eina per visus objektus, tikrina, ar visi su šalmais, ar viskas aukščiausiam lygiu. Okay. Čia turbūt susiję, kad jeigu įvyktų kažkas susižalotų bestatant vaistų gamyklą, turbūt čia per reputaciją. Tokią mes turim versiją.